Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi nusprendę praleisti vakarą su lietuvišku futbolu. Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalio etapas. Akistata laukia mūsų tikrai labai įdomi. Brizola gražiai čia perėmė kamuolį, Kolinas Dutajo, Palafozas paliktas kamuolys ir 1-0. Nikola Popovičius 6 minutę išveda savo komandą į priekį. Nikola Popovičius tylėjo ir dar tyli visą OptiBet lygos sezoną, bet tokiose rungtynėse puikiai išsprendė šią situaciją, labai gražus įvartis, ir bėga iš čia ir pas tuo metu Europos lygos atrankos varžybose. Čia tolimas perdavimas, smūgis galva, gera galimybė mokytis, gera galimybė įgauti patirties. Nebuvo čia nuošalės. Jo perdavimas Nikola Popovičiui. Popovičius į vidurį, geras perdavimas, smūgis į vartus ir Palafozas muša šalia vartų. Banga iškritęs iš rikiuotės šis žaidėjas. Dabar Zezinija, jo smūgis į vartus, Vitkauskas. Ir Vitkauskas pirmą kartą rimtai gelbsti savo komandą. Zezinija panašu čia mušė į artimą į vartų kampą. Ir dar kartą šis sunku pasakyti, bet 9 vietoje, vargu, komanda baigs sezoną. Dabar Thompsonas Gavi šalia vartų. Štai taip, kalbėjau, kad riteriai tikrai gerai gynėsi. Čia žinoma ir aukštai pakilusi buvo. Grąžino kamuolį žaidimą, Palafozas linko Dutajo, šis aplenkė du varžovus, o Dutajo šalia vartų smūgiuoja futbolininkas iš Nyderlandų. Viską iš čia padarė puikiai. Laimėjo dvikovą prieš Klaudijų Upstą, po to suklaidino Vilių Armalą, dar kartą širo Dutajo. Geras perdavimas, Dutajo klaidina vieną varžovą, o Dutajo atmeta kamuolį, smūgis į vartus ir Nikola Popovičius. Dar vienas fantastiškas užbaigimas ir 54 minutę serbas labai artina savo komandą link Lietuvos futbolo federacijos taurės ketvirtfinalio. Tikrai du puikūs smūgiai ir čia ir Mindaugui Malinauskui dėkoja Nikola Popovičius ir naujai bus tas pokytis turnyro lentelėje. Smūgis galva ir štai taip, Armantas Vitkauskas gaudo kamuolį, Misaki Sato. Ne pats stipriausias smūgis, tačiau kamuolys čia suprantama pakankamai pavojingai skriejo. Odeujibo laimi oro dviko, tačiau klysta Upstas, Palafozas Pierui Okendė smūgis į vartus ir 3-0. Bravo Pierui Okendė. Nežinau, kaip iš čia švenčia, nuvalo turbūt dulkės, bet tikrai nuostabus išpildymas. Antrose rungtynėse iš eilės Pieras Okendė muša įvartį, puikus buvo smūgis galva, dabar ir sveikinimai riterių ekipai. Tikrai arti to žodžio pareiškimas ir suprantama smagiomis nuotaikomis bus galima tęsti kovą LFF taurėje.